Manau, kad laukia labai sunkios rungtynės mūsų. Tikrai negalim nuvertinti varžovų. Žinom, kad kažkiek tai esam geresnėje situacijoje lentelėje, bet ir žaidžiam namuose prie savo sirgalių, bet tikrai negalim pagalvoti, kad mums čia kažką duos. Tikrai turim būti nusiteikę ir jeigu patys nepasimsim šitos pergalės, tai bus tikrai sunku. Varžovas stiprus, atletiškas, gerai gynasi, taip kad turi puolime daug ginklų, daug talentingų žaidėjų, išskiriant Opstą, kuris gali vienas nuremti rungtynės, taip kad laukia sunkios rungtynės mūsų. Trenerį Bayernas sezoną pradėjo su Gordonu Herbertu ir jūs dar pirmas rungtynės žaidėt prieš jo vadovaujamą komandą ir tada perėjo prie Sviatoslavo Pešičiaus ir atrodo, kad tokį labai kardinaliai pakeitė filosofijos nuo tokio laisvesnio krepšinio iki gan griežtesnės rankos. Kaip jūsų akimis ta transformacija komandos įvyko prie trenerių? Tai kaip ir minėjot, jie daugiau laisvės puolime buvo, daugiau norėjo tą žaisti laisvą, tritaškiais paremtą krepšinį, prie Pešičiaus vis tiek yra krepšinis daugiau iš gynybinės pusės, daugiau akcentų, neduot priimti kamuolio, aktyvi gynyba, taip kad šitokie ir kažkokie pasikeitimai daugiau mažiau matom. Aišku, ir žaidėjų nemažai pasikeitė nuo tų pirmų rungtynių. Šiais kalendoriniais metais Bayernas, nepaisant, kad yra žemiau lentelėje, jau įveikė ir PAO, ir Valenciją, Hapoelį, Monaką, Zvezdą tą pačią išvyko. Akivaizdu, kad pavojinga komanda. Kur tas jų pavojingumas labiausiai pasireiškia, per kur jinai gali pakirstas aukščiau lentelėje esančias komandas? Visų pirma, kad jie turi labai talentingą sudėtį. Daug talentingų žaidėjų, patyrusių žaidėjų turi, tikrai mačiusių daug, vienose gal ir traumos kažkiek jie maišo, bet kaip ir minėjau, Opstas vienas gali nuspręsti ir Dimitrijevičius tikrai labai pavojingas yra žaidėjas, daug žaidėjų turi, taip kad neveltų, kaip ir paminėjot, kad tas stiprias komandas ir išvyko yra aplošę, taip kad laukia tikrai, dar kartą pasikartosiu, labai sunkios rungtynės ir norim kiekvienas ir galius, kiekvienas balsas mums labai reikalingas ir to yra. Išskiriat Opstą, dauguma jį žino kaip mirtiną sniperį, bet matot, kuris dar yra pridėjęs kažkokių elementų į savo žaidimo arsenalą šiais metais, šį sezoną? Taip, jis gali ne tik mestis, gali ir prasiveršti, gali kažkiek tai ir 2 prieš 2 sužaisti situacijų ir dabar, kaip matom, Pešičius įstato kaip vos negeriausia gynėja, taip kad čia ir metikas, ir gynasi ant žaidėjų, tai net galvojom, kad ir net ant Cisko jisai bus, taip kad čia didelė transformacija, kad ir žaidėjas, kuris gali tiek puolime duoti ir dar gynybai mato jį kaip vieną geriausių gynėjų. Pačio asmeniškai nenustebino, kad pratęsė jisai sutartį su Bayernu, nes įsivaizduoju, kad daugelis tikėjosi, kad galbūt pasuks į kokį didesnį, turtingesnį klubą, sakykime. Kas toks? Opstas. Nenustebino, manau, kad žaidėjas gerai jaučiasi toj komandai. Nori gal palikti kažkokį pėdsaką turbūt toj komandai ir turbūt ar asmeninis gal tinka gyvenimas ir šeimai, gal nežinau. Aišku, čia aš tik tai spėlioju, bet smarkiai nenustebino. Paminėjote ir Dimitrijevičių, gana neseniai prisijungė prie komandos sąlyginai, bet iš karto tapo to tokiu perimetre vienu svarbiausių žaidėjų. Kaip jam pavyko taip gerai įsijungti komandą ir kur yra tos jo pavojingiausios pusės, kur Lietuvos rinktinė jau galėjo įsitikinti? Su pirma yra talentingas žaidėjas, tai čia yra tikrai turi daug talentų, kaip ir minėjote, su Lietuvos rinktinė matėsi. Tai pagrindė žaidimas 2 prieš 2 ir tie visi metimai po driblingo tikrai per aukštus žmonės, per gynėjus gali mesti ir tikrai gerų procentų gali mesti. Tai šitas turbūt ir kad gali kurti, tikrai kaip žaidėjas mato aikštelę, kūrė kitiem žaidėjam. Taip kad yra geras žaidėjas ir turėsim daug dėmesio jam skirti. Ir pabaigai, kaip jūsų žaidėjų situacijos? Pirmiausia, nuo Lo aišku, ar visi kiti pasiruošę? Šiandien šiek tiek geriau jaučiasi, visi darysim atstatomąją treniruotę, o jisai, kas nežaidė vakar, turės truputį daugiau individualią treniruotę ir bus matyti. Bet šiaip planuojam, kad jis bus pasiruošęs, o kai bus rungtynių dieną spręsim.